Baigiau. Tai valstybės tarnybos reforma yra reikalinga, būtina ir reikia sutvarkyti šią sistemą. Ji per daug kainuoja. Tai Vytautai, norėčiau jums pasakyti, visą tai matom, kad valstybei nieko gero kol kas tikrai neduoda tokia. Kaip jūs pasiūlytumėt jūsų šoną spręsti? Aš manau, kad sprendimai, kaip visada, būdė šiek tiek toliau ne toj srity, ko gero, kur nukreiptas vyriausybės yra dėmesys ne vyriausybės reformoje. Vyriausybės, kad valdymo reikia reformuoti arba perreformuoti, tvarkyti, mažinti ten ir kaštus. Tai viskas yra taip čia, galima daryti, kaip ir kovoti su korupcija arba rodyti kovą su korupcija, karts nuo karto Europai parodyti vieną kitą korupcionierių, tai bet kuris beveik nenukenčia nieko. Tai irgi tai čia, tą reikia daryti, bet esmė yra politiniuose sprendimuose. Va dabar, ar galėtų čia politinio elito žmonės sėdintis pasakyti, kad jie šiaip jau čia gali pasakyti, kad jie visą gyvenimą turėjo tam tikrus nacionalinius interesus, partijos programos jie užfiksuoti, jie visą laiką jos gynė, stengiasi ir taip toliau. Galbūt Kazimieras taip. Bet ar dabartinis politinis tas elitas kažkaip kalba apie nacionalinius interesus ir kaip nors bando paaiškinti visuomeniai, kokie jie yra, ką mums dabar reikia daryti, kaip reikėtų susitelkti. Tai tokių kalbų. Šiaip, tai galbūt aš tiesiog nelabai girdžiu, bet nors stengiuosi klausytis. Kitas dalykas, kad čia buvo paminėta tos kertamos galvos. Gaila, kad mūsų tas politinis mentalitetas yra toks, kad kai kurie skandalai trunka tiek ilgai, kad jie ima žeminti valstybę. Tai taip pat buvo VSD, pastarųjų metų generalinės prokuratūros veikla, taip pat mano galva yra valstybės žeminimas. Nes aš paminėsiu tik dvi pavardės, kurių mirčių aiškinimas buvo patikėtas generaliniai prokuratūrai ir iš to aiškinimo gali suvokti, kad arba ten sėdi žmonės, jau visiškai nebeturintis jokių sąsajų su realybė, tai amžino atilsį Vytauto Pociūno ir Gintaro Beresnevičiaus mirtis. Jokių paaiškinimų. Tik tai keisti burbulai ir ar galima sakyti, kad tos mirtis dabar yra aiškios, tai jos ne, tiesiog jas nekreipiamas dėmesys, nors abu žmonės buvo labai nusipelnę Lietuvai. Tai aš tada grįšiu prie to, ką reikėtų vis dėlto daryti. Mano galva, bet kokios, sakykime, tos vyriausybinės reformos ir taip toliau, jos turi turėti pagrindą. Ir pagrindas šiuo atžvilgiu yra vienas turėtų būti. Tai yra politinės sistemos reforma, kaip įmanoma. Laisvi, absoliučiai laisvi savivaldos rinkimai, tiesioginiai laisvi savivaldos rinkimai. Tai vienas esminių punktų. Ne tik merų, šiaip laisvi savivaldos, tiesioginiai savivaldos. Čia gerbiama Kazimiera minėjo patirtį Vokietijoje. Vokietijoje kaip rinkimų sistema, kiek aš žinau, taip pat yra į Bundesratą, yra tiesioginiai rinkimai. Tiesioginių rinkimų principas, kaip politinis Europos politinis esminis principas, jis fiksuotas Lisabonos sutartyje. Kitas dalykas, tai neabejotinai visuomenė susieti su teisingumu. Visuomenė dabar nuo teisingumo vykdymo yra visiškai atskirta. Ir jau ne vienas tą pradeda suvokti. Dviračio nereikia išradinėti. Ir Europoje, ir pasaulyje egzistuoja arba tarėjų, arba prisiekusiųjų teismai. Visuomenė su teismais ir teisėjais vykdo teisingumą, o ne teisėjai per teismus vykdo savo interesų gynybą arba prisiimtą teisingumą. Tai jeigu mes gyvename toje sistemoje, tokioje, kokioje gyvename, tai visos tokios reformos arba vien tik tai valdymo reformos, jos yra pasmerktos atkurti arba tvirtinti vis tiek tą pačią sistemą, kurioje mes gyvename. Kągi, tai dėkui, ačiū už dėmesį visiems, dėkui dalyvavusiam. Ačiū.